Ok, šiandien rankos pečiai, pečių šiandien reikės ypač padirbti. Gali pečeką pasidaryti. Ir pats žinau, kad svoris pas mane pagriuvęs. Biški dėl to, kad natūralus privarkiautų šau. Bananas, medus. Ir biški svoris tai pakilo. Bet sveriausi buvo 9,5. Nežinau, čia verta džiaugtis, kad svoris nugriuvęs. Mažas ir jėga biški pagriuvus. Ir kaip man pasisekė pas mane kameramenas achuienas. Nes tikrai būčiau ėmęs mažesnį svorį. Bet mane privertė. Sakė, atpizniusi, jeigu nepadėjau 30, nedarysi. Kiekvieną ranką neimsi. Nu tai rimam, darom 30, nes pizdinai tikrai nenoriu gauti nuo kamerameno. Nes pats tikrai nesveikas. Čia už kameros stovi. Jūs jo nematot, nežinau, bet jis tikrai nesveikas. Gyvulys čia, žvėris stovi už kameros. Tai va, čia mūsų stovi tokios sąlygos pas mane. Sunkios sąlygos. Geras, Trumpą darėm. Kaip tau ačiū, kameramenas? Tinkai apkabinsiu tave. Bazaras, netikėjau, kad Trumpą darysiu. Geras. Tikrai kietai. Ok. Užteks bicepsų vieną setą. Judėsim dabar prie tricepsą. Bam. Bicepsai done. Ir dabar svarbiausia, didžiausia rankų dalis. Tricepsas. Ir šiandien. Žinai, kas šiandien? Vietoj 100, 102,5. O čia tai skirtumas, nesitikėjai turbūt, ne? Va, pažiūrėk, bum. Mažiausias, bet sunkiausias. Žinai, kaip sakoma, kartais neaugis, o smūgis kartais nedidė esmė. Supranti? Kažkas spręsi, kažkas. Karočią, tai va, 102,5. Kaip manai? Bent 6, ne, palibom, bent 6 turi būti. 10 neišstumsim. Bramba, jau limitų savo dėdu ant savęs. Nesąmonė, aš neku. Geriau mažiau kalbų, daugiau darbų. Greičiau varkiautą damušim. Greičiau gambling galėsim varyti. Gambling babkės. Šiandien Halloweenas. Tai šiandien kazinkė duos. Turi duot. Šiaip, kazinkė pohoj. Halloweenas ar ne Halloweenas. Bet. Atmaskį pagamlint. Šiaip ir atmazą nereikia pagamlint. Tiesiog nori ir vada gamlint visą laiką. Jei yra babkių, visą laiką gamlint. Jei nėra babkių, paskolink, kad būtų babkių, dabar reikia toliau gamlint. Paskolink. Paprašyk draugelio, kurio beveik niekada nematai. Paprašyk paskolintų. Neskai ant ko, nes tikrai, jeigu pasakys, kad gamlint tikrai neduos, man pasiskolinim. Jeigu prapisi išnyksti viskas, niekada daugiau jo nebematai. O jeigu laimėt, tai iš geros dušios grąžini.
Nesąmonė, iš tikrųjų, taip negerai. Taip nedaryt. Tikrai neturiu tokių pažįstamų, kurie tai daro. Tikrai neturiu užknistų tokie žmonės, iš tikrųjų, jeigu jie taip darytų. Tada prašo babkių, kad pagemlinti, tai dar negrąžina paskui. Nes prapisa grybai, nemoka gemlinti. Jo, čia gym tipsai buvo, gym tips. Pro gym tips. Gerai, nepavyko kamerą meną užbaigti, kad užliptų manęs. Norėjau. Juokauju. Šiaip tikrai tiesiog feilas buvo, nepavyko. Jau galvoju 9 išstumsiu, bet neištumim, bet 8. Čia man not bad. Strong man. Gerai, darysim su Easy baru. Aš čia nežinau, gal 5 minutės smulkiau su tais balsais, su raupu. Galvojau darysiu balsais, bet apsigalvojau darysiu balsais. Ir nežinau, nors neatsimenus, kiek aš anksčiau dariau. Arba tiesiog nebepakeliu, kiek aš čia pakeliau. O šiandien negerai, tikrai negerai. Kažkas tikrai negerai. Nors aš puikiai žinau, kas negerai. Bet nieko tokio, svarbiausia nepasiduot. Ir šiandien imbliausim 2 setus. Nes jau senai taip dariau, kad vieną setą vieną pusę, kitą setą kitą pusę paėmus rankas, kad rankos viršų žiūrėtų delnai. 2 setus imbliausim. Biškai gal ir mažesnis svoris, bet daugiau kontrolės biškai. Norėčiau biškai daugiau repsų imbliauti šį kartą. Gerai. Mažesnis svoris, man šiaip visai patiko, kaip jautėsi. Vat, tai jau jautėsi. Gerai. Tikrai laikas. Ir dabar biškių užpykau, kaip man draugelis šis skambina vidury setą. Šiandien būtų iš čia... Aš nesąmonė, šitą iškirpsim. Bet tikrai užpykau už tai, kad skambina man vidury seto skambina. Svarbiausia, nes neužsireidžbeitinti. Man tokia nesąmonė. Kaip aš dabar. Gerai. Biškį mažesnį svorį dedam. Ir dabar delnai į viršų žiūri. Ir opa padirbėsim, nes senai tokį šūduką dariau, tokia laušėlagi nesąmonė, kad Gerai, aš tiesiog geriau parodysiu, nesąmonę aš išnekėsiu, kaip čia daryti. Bus, manau, žymiai paprasčiau ir didesnė nauda. Labai profesionaliai šūdo malų, sakyčiau.
Blemba, galvojau, labai gerai jausiu štai, kad senai dariau. Šibiškai. Riešas. Bet normaliai. Kitą treniruotę maros nedarysim šitą. Ai. Gerai. Didžiąją rankų dalį baigiam. Liko pečiai tik tai. Imsim 2,5 kaip praeit kartą. Apsetas. Nes kitaip ir būt negali. Tik reikia, žiūrėk. Labai svarbu. Gali būti labai įsitikinęs, kad žinai, kad čia 2,5 turi gulėti. Bet kartais būna tokios apmankos, matai? 2,5, 20, 2,5, vėl 20. Svarbu neapsigauti. Vieną kartą pasimokym. Svarbiausia pasimokyti iš savo klaidų. Vieną kartą padaryti klaidą, jeigu niekada nekartoja tokios. Čia jau šie velniai taip daro. Ko pats nepataisai, blėt? Ko aš pats nepataisau taip? Čia geras klausimas, į kurį aš neturiu atsakymą. Davai darom. Kameramanas mane distraktina. Visai šie šūdus klausimus man uždavinėja. Ar ten tą veiksiu. Man dabar mintis turi būti mano va čia dabar, šitą momentą, šitoje vietoj, prieš tų svorių. Kad pačius afikienai padaryti. Davai atstumo. Aš net turiu, kur eit toliau. Hei. Žinai, kaip per Clash Clans. Oi, Clash Royale. Smoothas. Kingo mautas, pikto kingo mautas. Škūrų nyksim, blėt. Bet dėl to čia, kad nervuočiausi ir pykčiau ant kamerameno už tai, kad jis man čia atstumą neduoda. Aš dabar savo šitą negatyvę emociją paimsiu, nukreipsiu į pečius. Ir aфиgeną setą pasidarysiu. Daryk tik tai. Ir aфиgeną setą pasidarysiu. Daryk tik tai. Ne dėl to, kad tu man sakai, kad aš dabar jį daryčiau, o dėl to, kad aš noriu ir man reikia šitą setą pasidaryti. Žiūrėkit, daryti reikia. Daryk nešūdama. Daryk nešūdama. Bet aš ypatingai sako jisai. Reikia daryti nešūdą maltą. Bet kartais reikia šūdą apie maltą.
putaria. Esse é o DJ Marutashi, é o brabo da putaria. Gal ir kiek nepabijot geriau. Kito lyties atstovą ir prie kabelį padaryti. Bet irgi nesigiliu, kad antrą setą čia įbliau vietoj kabelio. Nes kabeliai jie turi savo vietą, bet vis tiek bazės, tai tokių gantelių, štangų jie nepakeis, nes čia yra bazė. Nori gali paskui pridėti kabelius. Bet bazė turi likti. Bazė yra kaip pagrindas, čia daug kaip namas statai. Namas tai be pagrindą. Čia bullshit. Taip nevyksta. Šitas pas irgi su svoriais kačalkė. Kačalkė jie. Džime. Šiaip vargau baisiai. Varom per galinį deltą dasimušt. Kai šitą knopkę paspaudė ir aš išgirdu tą mygtuką, kad pradeda rekordinti, man smegenys kažkaip išsijungia ir aš viską pamirštu kažkaip. Pasimetu, ką daryti man. Aš tampu grinai, kažkokia nesąmonė, magiškas mygtukas. Bet padarysim dabar ne magiją, o galinį deltą. Vieną setą, iki failure, kaip visą laiką, nes kitaip nesidaro. Kažkoks venkeris, kad repsinį rezervų pasilikčiau. Tikrai ne venkeris aš. Oi. Herojus. Sutvarkiau. Nes kažkas kitas būtų pasimovęs ant tokios nesąmonės. Pavyzdžiui, aš prieš mėnesį. Gali viską būt. Toks jums, kad kažką norėjau sakyti, bet pamiršau. Apšie svorį nebepakeliu, kas čia per nesąmonę. Davai, bum, mikrofonas miršta. Per ilgai šūdama, iš tikrųjų, dėl to ir mikrofonas miršta. Tai biškį prisiuka ir viskas. Oi, kad labai supausi. Gerai, šiandien įsivaizduoju, kad 10 kartų bus geresnė treniruotė. Neturiu, šiaip net nelabai noriu aiškinti, kodėl. Tai neaiškinsim. Bet, nesvarbu, ant kiek sunkiai, ant kiek lėtai ten tas progresas eina. Ant kiek sunkiai svorį kačalkai jaučiasi, ant kiek lievai jaučiasi varkiautas. Mano misija ateiti ir jį padaryti. O aš ateinu ir padarau.
Tai viskas, ką aš galiu padaryti. Tai yra priklauso nuo manęs. Aš ateisiu ir padarysiu, nesvarbu, ant kiek man tai sunku būtų ir nemalonu tai būtų. Nebus kiekvienas varkiautas, afigienas varkiautas, nes jeigu visi afigieniai varkiautai bus, kiekvienas, tada nei vienas iš jų nebus afigienas. Turi būti lėjų varkiautai, kad kažkada būtų ir afigieniai varkiautai. Kad tai vat, aš tų dienų ir laukiu visą laiką. Man patinka tokios dienos, kai yra afigieniai varkiautai, kai svoriai slysta, pampas nesveikas, vapšė plyšta, raumuo atrodo, kai jisai ant tiek prisipūtęs. Va tokių dienų aš laukiu. Bet turi būti kartais ir tokios dienos, kur vapšė svoriai nekyla, atrodo regresuojam, sunku, vapšė pampo nėra, nieko nėra. Bet svarbiausia ateiti, padaryti ir viskas. Ir viskas. Šiandien baigiau. Ir ačiū, kad žiūrėjai.